mes dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Esame Kupiškio Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje, kuri jau egzistuoja daugiau negu 100 metų. Tai tikrai svarbi ir reikšminga vieta Kupiškio krašto bendruomeniai, mokiniams. 100 mokinių yra čia įgyję vidurinį išsilavinimą, pasklidę po Lietuvą, po pasaulį. Taigi vieta tikrai labai reikšminga tiek istorija, tiek man asmeniškai irgi čia labai reikšminga vieta, nes darbuojasi jau šiek tiek daugiau negu 20 mečiai šioje gimnazijoje direktoriumi. Koks mitas apie regionų mokyklas jūs labiausiai stebina? Suprantate kaip, galvoju, kad dabar labai neseniai pasirodė, gal prieš porą mėnesių, Švietimo mokslo ir sporto ministerija išleido leidinį, kuris vadinasi Švietimo apžvalga 2025. Ir ten jau po daugybės metų labai gražiai yra parodyta mokinių pasiekimai susijęti su kontekstu, socialinio-ekonominiu kontekstu. Ir labai aiškiai parodyta, kad to pačio socialinio-ekonominio konteksto savivaldybės, jose skirtumai tarp mokinių pasiekimų ne procentai skiriasi, o netgi kartais. Nekalbam apie savivaldybės, kurios yra ten Vilniaus, Kauno ir kažkokius, bet sakykime, to pačio socialinio-ekonominio konteksto. Ir kai yra kažkur tai vis sakoma, pabrėžiama, kad visos mokyklos labai geros, tai iš esmės štai šitas tyrimas arba šita informacija tame leidinyje, jinai sako priešingai, kad vis dėlto to pačio socialinio-ekonominio konteksto mokyklos vaikams suteikia labai skirtingos kokybės pasiekimus. Tai galvoju, kad šitas mitas, kad visi labai gerai, truputėlį jis prasilenkia su tiesa, nes duomenys rodo kitaip. Kokia jums asmeniškai buvo labiausiai įkvepianti patirtis įgyvendinant projektą? Tai, man atrodo, aš buvau irgi tam tikrą prasme už vieną sritį turėjau tokią didesnę atsakomybę šalia visų už lyderystės raiškos dalykus. Tai man labai džiugu, kad pavyko su mokyklų vadovais, šito projekto metu dirbtuvėse, kurios vadinasi kolega kolegai, su visais savivaldybės mokyklų vadovais, atskleisti mokytojo lyderystės esmę, vadovo lyderystės esmę, atskleisti, pasigilinti į svarbiausią dalyką, į ugdymo kokybę, į pamoką, juk iš esmės ten gimsta visa vaikų branda ir visos kompetencijos. Tai šiąją prasme man ko gero buvo labai tiesiog džiugu, kad pavyko tuos dalykus. Ir žinoma, šis inovatyvus ugdymo centras ir žmonių prisidėjusių prie jo įrengimo lyderystė, tai irgi įkvepianti ir tiesiog džiuginanti. O ką jums reiškia lyderystė? Kaip atpažinti lyderį? Tai mes apie lyderystę labai daug šitame projekte kalbėjom, kadangi tai buvo viena iš sričių ir buvo priemonių. Iš esmės mes ir susitarėm, ir pažangos planą rašydami, ir veiklas planuodami. Mes traktuojame, kad lyderystė mokytojo, šiuo atveju tai yra lyderystė, tai kaip jam sekasi pamokoje įtraukti, čia jau ir įtrauktis prasideda, visus vaikus į paveikų ugdymosi procesą, kaip sekasi pasiekti, padėti vaikams įgyti tokius gebėjimus arba tokias kompetencijas, kokias vaikas gali pasiekti, kad kitaip sakant, išnaudoti potencialą. Ir jeigu mokytojas šitą padaro, tai mokytojas gali save traktuoti tikrai kaip turintį lyderystės savybių ar netgi lyderių. Ką palinkėtumėte mokytojui, kuris ėmė ir suabejojo savo profesiją? Mokytojui palinkėčiau, kad nei kiek neabejotų, nes galvoju, kad mokytojo profesija yra pati svarbiausia aplamai visuomenėje, nes niekas kitas mokinio atkaklumo nepadeda ugdyti niekas kitas taip kaip mokytojas. O kaip žinote, atkaklumas, reiškia, ištvermė ir aistra veikti yra svarbiausia žmogaus savybė lemianti
labiausiai lemianti žmogaus gyvenimą, taigi iš esmės mokytojas, jisai yra esminės ir svarbiausios žmogaus savybės ugdytojas. Tai mokytojas turėtų didžiuotis tuo, kad jisai prisiliečia prie šios savybės ugdymo ir abejoti savo pašaukimą arba veiklą tikrai neturėtų. Tai toks mano būtų palinkėjimas. Kur dabar esame ir kuo ši vieta jums yra svarbi? Mes esame Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijoje. Povilas Matulionis yra miškų tėvas, pirmas žmogus Lietuvoje, kur sustruktūravo medžius, miškus. Čia yra jauku mokytis, čia yra progimnazija, mokosi 1-8 klasių mokiniai. O kokia labiausiai jums patirtis įstrigo įgyvendinant šią programą? Įkvepianti labiausiai patirtis kokia buvo? Šiuolaikinio cirko elementų panaudojimas pamokose. Tai toks naujas dalykas. Kaip ir iš pradžių buvo toks juokinga, kas čia dabar per cirko elementai galėtų būti ugdymo procese. Mokytojai irgi iš pradžių kaip ir tokias turėjo, kai kurie skeptiškai nusiteikę, bet kai pamatėm, ką galima padaryti per pamokose, kaip panaudoti cirko elementus pamokose, tai manau, jie tikrai liko patenkinti. O kaip tai atrodo? Kas tie cirko elementai pamokose? Kiekviena klasė nuo 1 iki 4 turi 4 pamokas per metus. Tai gali būti ir dailė, ir technologijos, gali būti matematika, gali būti visuomenės mokslai. Tai tiesiog matematikoje tai yra tam tikri cirko elementai, kuriais galima ir žongliruoti, galima ir kamuoliukus įvairiai mėtyti. Tai galima paskaičiuoti, kiek ten, sakykime, kamuoliukų ar ten atšoko per tam tikrą laiką suintegruojam. Lygiai taip pat jie mokosi kažkokiu tai cirko elementų mažų, ten nėra dideli tie elementai, paprasti vaikiški, bet vis tiek jų yra kitaip, su judesiu. Į kokias veiklas mokiniai labiausiai įsitraukė? Čia pas mus buvo tokia įdomi veikla, tai keliaujančios architektūros. Vaikai galėjo pabandyti projektuoti, susikurti savo projektą. Jie statė erdves, kuriuose jiems būtų gera leisti pertraukas. Tai jie kūrė maketus, pristatinėjo vieni kitiems, ginčijo, diskutavo, o paskui pastatė tokią pavėsinę lauke, kieme progimnazijos, kuriame gali leisti laiką. Jie išbandė, kiti pirmą kartą išbandė, kaip reikia pjauti lentą, kiti kaip kalti vinis, kurią pusę netgi kalti ir panašiai. Tai manau, kad tai yra nuostabi praktinė veikla. Dar kita labai patiko susijusi su video montavimu, video, audio montavimu. Jiems buvo pamokos, kur tiesiog fotografavimo, filmavimo pradžiamokslis. Tai lektorė buvo atvykusi iš kito miesto, mokėsi, kaip teisingai laikyti fotoaparatą, kas yra garsas, kaip jis yra svarbus montuojant. Toliau montavo video filmukus, juos pristatė. Tokie projektai tikrai yra naudingi vaikai. Jeigu mano laikais tai būtų buvę, tai aš būčiau puikus matyti video montuotojas. Pasidalinkite jūs labiausiai įkvepiančiomis mokinių pokyčių istorijomis. Šiuo metu tas mokinys, tai ne vienas mokinys, yra daugiau mokinių, tai yra daugiau susiję gal su robotika.
Tai kai jie tikrai parodo lyderystę, praeitą savaitę vyko robotikai 10 metų, tai tie mokiniai, ypatingai 2 mokiniai, buvo lyderiai, patys viską suorganizavo be mokytojų pagalbos, suskirstė veiklas, skaičiavo, analizavo, apdovanojo viską tie mokiniai. Tai tikrai didžiulis pavyzdys, kaip duodant mokiniams laisvę galima pasiekti neįtikėtinų rezultatų.